Sveiki prisijungę prie tinklalaidės Metai su knyga, kurią inicijuoja Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija ir finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Aš esu Donata Boculo, Ąžuolyno bibliotekos literatūrologė ir Ąžuolyno skaitytojų klubo moderatorė. O šiandien su mumis svečiuose ypatingas svečias, politologas, tarptautinių santykių ekspertas ir Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveiki, Linai. Ačiū, kad pakvietėte, sveiki. Linai, nuo ko prasidėjo jūsų tas kelias link politologijos, politikos mokslų? Manau, kad jau anksti mokykloje supratau, kad man įdomiausi socialiniai mokslai, istorija, kalbos, humanitariniai taip pat aspektai. Ir jaučiau, kad mane tai domina, bet turbūt ilgai būčiau negalėjęs tiksliai pasakyti, kągi tai reikštų studijų prasme. Galbūt teisė, galbūt ekonomika, galbūt ta pati politika. Ir lūžis, ko gero, įvyko 11 klasėje visiškai atsitiktinai. Labai gerai atsimenu, įeina į klasę pavaduotoja, parodo į mane, sako, einam su manim. Ir paprastai tai nėra geras signalas, kai tave išsirenka ir tu spėjai per tas kelias minutės, kol nueini iki kabineto, pamastyti, kągi čia tokio jau esi padaręs, kad buvo išsikviestas ant kilimėlio. O iš tikrųjų tai buvo pakvietimas dalyvauti projekte, kuriame teko atstovauti Vilnių su dar vienu moksleiviu ir kartu kitų miestų moksleiviais, apsilankant valstybės institucijose. Seime, vyriausybėje, prezidentūroje, ir mane tai labai nustebino ir nudžiugino, kad aš galėjau atstovauti Vilnių ir apsilankyti tose įstaigose, pabendrauti su sprendimų priėmėjais. Ir puikiai pamenu, kad mes eidami į prezidentūrą galvojame, kad tai bus ekskursija, kad pamatysim, kaip atrodo prezidentūra, ir to būtų mums visiškai pakakę, nes tikrai nesam buvę ko gero viduje, pastatas įdomus, pažiūrėti yra ką. O iš tikrųjų mus įvedė į didelę salę, mes ten atsisėdome, įsitaisėme ir į kabinetą arba salę įėjo prezidentas Valdas Adamkus. Ir atsimenu, mes buvome tikrai labai maloniai nustebinti ir dar labiau maloniai nustebome, kaip prezidentas šiltai su mumis bendravo. Tai buvo vakaras, jis buvo grįžęs iš komandiruotės, buvo aiškiai fiziškai pavargęs, tai yra natūralu. Nepaisant to, skyrė tikrai gerą valandą su moksleiviais kalbėtis apie jų problemas. Kiekvieną išklausė, su kiekvienu pabendravo, su kiekvienu nusifotografavo, kiekvienam paspaudė ranką. Ir tai tikrai liko mano mintyse, liko mano širdyje, ir nuo to laiko supratau, kad tikrai noriu studijuoti politikos mokslus. Ir be galo džiaugiuosi, kad iki šiol išlaikome ryšį su prezidentu, bendraujame, susitinkame, ir man džiugu matyti, koks jisai tebėra aktyvus, kaip jisai žvelgia į pasaulį, kaip gali dalinti savo patirtimi, ir manau, dar ne vieną tokį kaip aš įkvėpti ateities darbams. O jokių alternatyvų kitur stoti taip ir negalvojat? Pavyzdžiui, jeigu dabar reikėtų rinktis, vis ten pat stotumėt į Vilniaus universitetą, į tas pačias studijas? Tuo metu, jau kai reikėjo rinktis, didelių klausimų nebebuvo, klausimas buvo tik tai dėl šalies. Nes buvau įstojęs į kelis Jungtinės karalystės universitetus, tai buvo svarstymas, ar studijuoti tą pačią politiką ten, ar vis tik tai likti namie. Ir galiausiai pasirinkau Vilnių ir labai tuo džiaugiuosi, tai mano gimtasis miestas, ir tos studijos tikrai buvo geros, įdomios, aktualios ir kokybiškos. O jau vėliau turėjau galimybių studijuoti ir Jungtinėse valstijose, ir Jungtinėje karalystėje 2 universitetuose, ir tos studijos buvo jau su verslo, ekonomikos kryptimi susijusios, tai tas akiratis tikrai prasiplėtė ir tą aš tikslingai dariau, bet kaip pirmasis atskaitos taškas, aš manau, politikos mokslai tikrai yra puikus, nes jis yra, viena vertus labai tarsi nekonkretus, bet kita vertus, studijuojant politikos mokslus, gali paliesti, pačiupinėti labai daug dalykų, vėlgi tą pačią teisę, ekonomiką, filosofiją, istoriją, karybos elementus, ir jau tada galbūt ieškoti savęs magistro studijose ar vėlesniuose etapuose. Žinau, kad dėstote VU universitete. Ar matote skirtumą dabartinės kartos politologų jaunųjų ir tai kokie studentai buvo patys? Matau, bet man šiek tiek sunku jį apčiuopti, todėl kad visą laiką iš esmės dėsčiau anglų kalbą, todėl mano ženkli dalis studentų yra atvykę iš užsienio, maždaug pusė būna studentų iš įvairių pasaulio šalių, daugiausiai iš Europos valstybių, bet ne tik, taip pat ir iš Azijos, ir likusi dalis lietuviai, ir tai šiek tiek turbūt neleidžia to pajausti ritmo universiteto, nes jis tampa toks labai spalvingas ir įvairialypis, bet ką aš pastebėčiau visiškai subjektyviai, bet tai turbūt atitinka ir tokias bendresnės tendencijas, kad tikrai tapo drąsesni studentai.
Man atrodo, kad mūsų studijų metu buvo daugiau noro išvengti pasisakyti, jeigu tik tai galima to išvengti, patylėti, jeigu yra siūloma pasisakyti ir pasakyti savo nuomonę. Dabar man atrodo, kad tos drąsos yra daugiau. Vis dar kažkaip jos atrodytų yra šiek tiek daugiau iš užsieniečių studentų, bet manau, kad tikrai ir mūsų vietiniai studentai yra labiau linkę reikšti savo nuomonę. Kas nebūtinai yra visada gerai, nes reikia nuomonę reikšti argumentuotai, reikia būti pasiruošus, jeigu tai yra kalbėjimas vardan kalbėjimo, tai turbūt vertės didelės nesukuria, bet be abejo, jeigu gerai pasiruošęs studentas visą laiką pratylė, aš manau, kad apmaudu, net ir to nežinant, yra ir studentui pačiam, ir dėstytojui. O pačios knygos turėjo įtakos jūsų gyvenimo pasirinkimam, tai pačiai studijų krypčiai, nežinau, tomis temomis, kuriomis dabar domitės? Be abejo, skaitimas natūralu formuoja asmenį ir manau, kad kiekvienas turime tų knygų, kurios įsiminė ilgam ir galbūt net nebūtinai jas pačias apmastant, bet jos suformavo tam tikrą pasaulėžiūrą, vertybinį pagrindą. Tai man tikrai labai įsiminusi knyga yra Mažylis ir Karlsonas. Nelabai daug ten buvo politikos, nelabai daug ten buvo tarptautinių santykių, bet tikrai ta knyga, kuri vaikystėje įsirėžė į atmintį. Vėlesniuose etapuose jau turbūt galėčiau išskirti Tony Juddo Pokario knygą, kuri yra išleista ir lietuviškai. Iš tiesa jau ją skaičiau gyvendamas Jungtinėse valstijose, tai jau buvau baigęs dalį bent jau savo mokslų, tai negalėčiau sakyti, kad jie mane kreipė vieną ar kitą kryptim, bet ta iš esmės turbūt beveik 1000 puslapių knyga apie Europą po Antrojo pasaulinio karo iš skirtingų perspektyvų ir istorinės, ir kultūrinės, ir socialinės, ir filosofinės, man tikrai yra stipriai įsirėžusi į atmintį ir labai rekomenduoju visiems, kas dar neturėjote galimybės pasidėti ant lentyno šalia lovos. Tikrai labai storą knygą, nebūtinai skubėti ją perskaityti, bet kad ir po 14 puslapių ir per kažkiek laiko tarpu tikrai, manau, bus pasisemta gerų patirčių. Tai čia tokia knyga visiems metam prie lovos, kurią galima pasidėti. Manau, kad taip. Ar skaitytos knygos, šiek tiek kalbėjom, tai kad kažkokias kryptis gal parodė, žinau, turime pasidėję jūsų 2 išleistas knygas, viena apie Europą, kita apie JAF ir Baltuosius rūmus. Kaip tos 2 temos pas jūs į gyvenimą atkeliavo? Ar ir doktorantūrą pradėjote būtent su tokiamis panašiomis temomis? Aš manau, kad jos natūraliai buvo mano mokslų svarbus elementas, kelias Lietuvos į Europos Sąjungą, Lietuvos narystė NATO, apskritai kas yra NATO, kaip veikia saugumo struktūros. Tai buvo mano studijų viena iš esminių krypčių ir aš esu retas politikos mokslų studentas, labai retas, kuris realiai dirba su politikos mokslai susijusi darbą po studijų baigimo. Yra toks įsitikinimas, kad Lietuvai gal nereikia tiek daug politologų, kodėl tiek daug žmonių stoja politikos mokslus, bet iš tikrųjų politologais tampa absoliuti mažuma, ant rankų pirštų galėčiau suskaičiuoti savo kursiokus, jeigu ir bent kelis rasčiau, kurie vis dar dirba su tuo tiesiogiai susijusi darbą. Bet aš pasirinkau šitą kryptį, man jinai buvo įdomi ir aš manau, kad tos knygos jos negimsta todėl, kad reikia parašyti knygą. Jos gimsta, nes daug metų domiesi procesu, seki, susipažįsti su žmonėmis, renki informaciją, kad ir vėlgi nesėdamas to su būsimąja knyga. Ir ateina laikas, kai galbūt supranti, jog turi kuo pasidalinti. Juo labiau, kad turbūt abiejų mano knygų tikslas buvo ne akademinis. Šiuo atveju aš turbūt galėčiau pasakyti, kad man įtaką darė galbūt amerikietiška politikos mokslų kultūra, ta pati ir britiška, kurioje yra labai daug politikos mokslų ekspertų rašomų knygų, nenukreiptų į ekspertus, o į plačią auditoriją. Tos pačios gali būti teorinės prielaidos, tas pats duomenų rinkimo pobūdis, bet galiausiai rezultatas turi būti perskaitomas bet kokiam žingeidžiam, norinčiam įgyti naujų žinių žmogui. Tai būtent toks buvo mano knygų tikslas, paprasta kalba pateikti gana sudėtingus ir kompleksiškus procesus ir aš be galo džiaugiuosi, kad Lietuvoje buvo tam auditorija, nes aš manau, kad tam tikrą prasme ta niša nebuvo užpildyta ir iki šiol manau, kad tų nišų tebėra labai daug ir labai džiaugčiausi, jeigu kažkas parašytų panašią knygą ir mes galėtume padiskutuoti ar papildyti vienas kitą. Čia turbūt tas toks komunikacijos klausimas, kiek mes mokslą darom artimesnį žmogui ir kiek, kalbam tik tai savo tai tiksliniai auditorijai, kurie išmano tas pačias temas. O šiaip tikrai pabuvojot ir studijavot ir JAF, ir Jungtinėj karalystėj.
Ar pastebėjot kažkokius akademinius, kultūrinius tokius skirtumus, kas ten vyksta kitaip, galbūt, ypatingai, pavyzdžiui, su skaitimo kultūra? Ar amerikiečiai skaito daug, ar yra čia problema būtent šitoje srityje? Na, žinot, aš buvau tokiose labai specifinėse terpėse, Harvardas, Oksfordas, Kembridžas, ten žmonės yra linkę skaityti. Aš nemanau, kad jie gerai reprezentuoja visą valstybę ir tikriausiai iškreiptų vaizdą, jeigu per tai bandyčiau apibūdinti. Iš dalies manau, kad yra daug panašumų. Na, studijų procesas yra klasikinis. Vis dar, nepaisant visų pokyčių technologinių, mes matome tai, ką matėme ir prieš 100 metų, yra dėstoma, yra studentai, yra seminarai, yra paskaitos. Pats procesas yra panašus. Netgi sakyčiau, man įstrigo tai, kad daugeliu atveju mes nesinaudojam kokiomis nors ypatingomis technologijomis. Dažniausiai tai yra paprasta lenta, ant kurios yra rašoma, nebūtinai gal su kreida, bet nebūtinai ir su skaitmeninė įranga, paprasčiausi markeriai, skaidrės, jokių labai įmantrių elementų, net ir tie universitetai, kurie tikrai turi galimybės investuoti didelius pinigus, jie neturi ir tikslingai neturi, nes supranta, kad esmė tikrai nėra technikoje, esmė yra gebėjime keistis informaciją, gebėjime bendrauti, gebėjime komunikuoti, kalbėtis ir panašiai. Tai šia prasme yra labai daug panašumų tarp visų universitetų, kuriuose man yra tekę būti ir to, ką matau Lietuvoje. Skirtumas, na, jis yra objektyvus, yra mastai. Na, aš puikiai atsimenu paskaitas, kuriuose aš sėdėjau su dar 3 studentais ir buvo 2 dėstytojai. Na, tai įsivaizduokim, vienam studentui tenka, na, arba 2 studentam tenka 1 maždaug dėstytojas. Ir tai aišku yra aukščiausio kalibro su didžiulė patirtimi ir akademinė ir neakademinė specialistai. Na, tai sukuria neįtikėtiną kokybę, nes tu gali be abejo gauti grįžtamą į ryšį, užklausti klausimą ir judėti tą kryptim, kurią tu nori judėti, nesikliaudamas dar 100 žmonių, kurie būtų auditorijoje nuomonė. Tai yra prabanga, kurią gali sau leisti didžiausi universitetai. Tuo turime siekti ir mes, bet suprantame, kas tą sąlygoja. Pas mus dar toks požiūris, kad vienam studentui dėstyti yra kažkaip prabanga iš tikrųjų, nes atlyginimai, čia labai buitiškai pasakysiu, bet turbūt nesiekia JAF arba Jungtinės karalystės standartų. Protestuoja ir Britų, atsimenu, mūsų kai kurių darbų Kembridže vertinimas buvo atidėtas, nes vertintojų komisija buvo pateikusi protestą, arba tiksliau kaip tik tokį mini surengė protestą tam, kad pasiektų geresnį apmokėjimą už savo darbą. Tai be abejo atlyginimai didesni, bet turbūt vis tiek tas akademinis pasaulis nėra tas, kuriame tu galėtum užsidirbti didelius pinigus, kad ir geriausioje pasaulio vietoje vis tiek tenka daryti kažką greta tiesioginio akademinio darbo, projektus, galbūt leisti vėlgi tas pačias populiariasias knygas, kad tas finansinis atlygis būtų didesnis ir tą vėlgi daro viso pasaulio mokslininkai. Ir Donskis buvo klausęs, ar mokslininko specialybė yra pašaukimas. Turbūt greičiausiai labiau pašaukimas nei sritis, kurioje tu tikiesi, nežinau, uždirbti savo 1 milijoną. Nežinau, nebent tokių profesorių garsių yra, kurie sugeba suderinti tos 2 sritis. Kalbant apie skaitymo situaciją Lietuvoje, ar domėjotės šiaip kokia dabar situacija, kokia statistika Europos sąjungos kontekste, kur esame mes? Kai pats leidau knygas ir bendravau su leidyklomis ir buvau knygų mugėje, bet ne tik stebėtojo, bet ir aktyvaus dalyvio pozicijoje, aišku, kad tikrai domėjausi skaitymo įpročiais ir pati knygų mugė visada nuteikdavo labai pozityviai, nes žmonių minios, pirkėjų gausu, kiekvienas renginys toks, kuriame žmonės sėdi ant grindų, nes nesutelpa tarp sėtimų vietų, tai tikrai rodo, kad susidomėjimas yra. Ir gaila, kad pastaruoju metu, kiek mačiau, tą perkamumo knygų statistika šiek tiek mažėja, tą galbūt sąlygoja ir įvairūs piratavimo aspektai, galbūt iš dalies gerąja to žodžio prasme veikia bibliotekos, žmonės nebūtinai turi pirkti knygas, jas gali skaityti bibliotekose, galbūt net ir keisti su draugais, bet turbūt svarbiausia yra įgyvendinti tą antrą žingsnį, ne turėti knygą, kad ir kokią formą įgyti, bet ją realiai skaityti ir perskaityti. Ir čia turbūt mes kiekvienas rastume pas save knygų lentynoje knygų, kurias nusipirkome su labai dideliu entuziazmu. Gal net ir pradėjome skaityti, bet dėja jos taip ir liko nebūtinai praverstos nors vieną kartą. Tai turbūt čia yra tas dalykas, kurį reikėtų kiekvienam iš mūsų atliepti.
Nežinau, ar čia sklandė mitas, ar iš tikrųjų taip yra, bet Umberto Eco turėjo irgi labai didelę tą savo namų asmeninę biblioteką. Ir aišku, pirmas klausimas žmonių atėjusių būdavo, ar jūs visas knygas ir perskaitėt. Tai jo pozicija buvo, kad nereikia visų knygų perskaityti. Tai yra medžiaga tyrimams, mokslui, kad tu gali tą knygą išsitraukti, nebūtina tau ją visą perskaityti, bet galbūt tau jinai tuo metu kažko pravers. Ir aš taip pagalvojau, galbūt grožinė literatūra iš dalies galėtų tarnauti, suprantant tam tikras temas. Žinau, kad grožinės literatūros skaitot mažiau, bet ar atsirastų tokia knyga, kur tikrai matytumėt kaip šaltinį jūsų tyrimams, jūsų temoms? Nebejotinai taip, aš turbūt galėčiau sakyti, kad grožinės literatūros beveik neskaitau ir nesu didelis gerbėjas, nors tikrai puikiai suprantu jos pridėtinę vertę ir niekiek nebandau jos žeminti santykiai su akademinė ar publicistinė literatūra, tikrai ne. Tiesiog galbūt mano polinkis į ją yra menkesnis, bent jau šiame gyvenimo etape, galbūt ateityje bus kitaip, bet skaityti tokias knygas kaip Cveigo prisiminimus iš tarpukario laikotarpio, turbūt tu gali viena vertus kaip memuarą, kaip romaną, kaip istorinę knygą, kaip sociokultūrinį pasakojimą ir sužinoti galbūt daugiau negu perskaičius daugybę vadovėlių apie tą laikotarpį ir tas pačias situacijas, kurias iš savo asmeninės perspektyvos aprašo Cveigas. Ir taip, galbūt tai nėra objektyvi mokslinė literatūra, bet kad jie gali remtis savo veikloje, galbūt nebūtinai akademinėme straipsnėje, bet bent jau publicistinėme straipsnėje aptardamas šiandienos situaciją ir pasituodamas Cveigą, neabejotinai. Tai aš manau, kad tokių knygų vertė yra didžiulė ir aš manau, kad tikrai grožinės literatūros skaitimas labai praturtina ir kiek įmanoma tą reikėtų daryti ypatingai galbūt vaikystėje, jaunystėje, tam, kad būtų įgyjamos ir žinios, ir gebėjimas valdyti žodį, ir tie patys skaitimo įgūdžiai atsirastų, bet ir vyresniame amžiuje. Čia toks gaunasi kaip pasąmoninis žmonėm bandymas užkoduoti, tarkim, akademiniai literatūrai, ką darydavo ir Donskis, jis labai daug cituodavo grožinės literatūros, Cervantesą ir visus savo mylimiausius autorius. Ir tu tada tiesiog susidarai įspūdį apie žmogų kaip akademiką ir tiesiog žmogų, kuris mėgsta skaityti. O jeigu, pavyzdžiui, jums sakytų, parašykit, Linai, romaną, istorinį romaną, kokį laikotarpį istorinį pasirinktumėt įvykį? Geras klausimas. Iš tikrųjų, turbūt man būtų įdomu pasižiūrėti į tarpukarį, ypatingai iš tokios platesnės Europos perspektyvos, nes mes jau tuo metu galėjome konstatuoti, kad įvyko tragedija, įvyko tai, ką dabar vadiname Pirmuoju pasauliniu karu. Ir tuo metu buvo judėjimų, kurie norėjo užkirsti tam kelią ateityje. Ir Tautų lyga, ir bandymai kurti taikos komitetus, ir daugybė kitų iniciatyvų, kurios vis tik tai reikia konstatuoti neišsprendė bėdos, atidėjo ją tik 11 metų ir dėja kilo tai, ką žinome kaip Antrąjį pasaulinį karą. Ypatingai dabartinių įvykių kontekste, kai kalbam apie pasaulį, kuris vėl susiduria su drebėjimais, su nerimu, su abejonėmis, su nežinia, ar tai, ką pavyko įtvirtinti po Antrojo pasaulinio karo, gali atlaikyti šiandienos realijas, turbūt vėl reikėtų galbūt žengti žingsnį atgal. Ir nebūtinai tą daryti vien dokumentuotą formą, vien rašant faktologiją ir dėliojant argumentus taip, kaip priklauso moksliniam straipsniui, bet ir ieškant tų žmogiškųjų elementų, nes kad ir kaip bandytume bėgti nuo praeities ir matyti save kaip kitokius nuo tų, kurie gyveno prieš 100 metų, žmogiškosios dilemos yra identiškos, politinės dilemos yra absoliučiai identiškos, iššūkiai, veiksniai sąlygojantys sprendimus yra identiški, keičiasi tik kontekstas, taip galbūt nebuvo telefonų, galbūt lėčiau informacija sklisdavo, bet dilemos yra tos pačios, tai galbūt pabandyti panagrinėti tuos žmonės, kurie bandė kurti taiką, kuriems to nepavyko padaryti, pasimokyti iš jų klaidų, pabandyti tai paversti žmogiškų pasakojimų, galėtų būti įdomus projektas. Aš manau, kad nesu pajėgus jį gyvendinti, bet niekada nežinai, galbūt. Gal kitas žanras paimtas ir bus istorinis romanas. Nes iš tikrųjų bibliotekoje stebim, kad šiuo kontekstu, karo kontekstu, istoriniai romanai yra labai skaitomi. Žmonės atrodo tarsi ir bijo, kas vyksta aplinkui, bet tuo pačiu ir bando suvokti galbūt, ką galėtų daryti kitaip. Tai man turbūt esminis toks klausimas yra, ar knygos iš esmės gali padėti ugdyti pilietišką žmogų, paskatinti dalyvauti politiniam gyvenime? Be abejo.
Ir manau, kad mes kartais į knygą žvelgiam pernelyg tiesmukai, perskaitai knygą, kažką sužinai kaip faktą ir tą faktą galbūt naudoji ateityje arba jis tau prideda tam tikro supratimo apie vieną ar kitą įvykį. Bet iš tikrųjų mes turbūt nesuvokiame, kaip mus veikia perskaitytas turinys, kaip jis pakreipia mūsų minčių tėkmę, kad ir 2 laipsniais į vieną ar kitą pusę ir galiausiai sąlygoja mūsų vertybinės nuostatas, mūsų požiūrį į dalykus. Tai aš manau, kad tai yra akivaizdu ir galbūt net ir mano knygų tikslas tam tikrą prasme buvo iš dalies pabandyti atliepti šitą problemą arba klausimą, kad mes nepamirštume, kaip sunku buvo Lietuvai atkūrus nepriklausomybę žengti į vakarus, žengti į NATO, į Europos Sąjungą. Ir kaip nedaug yra apie tai parašyta, ypatingai tokios labai lengvai prieinamos literatūros. Nes ateityje, dabartyje ir ateityje tie iššūkiai bus panašus ir mums reikės į kažką atsiremti. Ir galbūt kažkas bus perskaitęs tą knygą, galbūt kažkas pradės domėtis šitą kryptimį ir norės studijuoti ją, galbūt kažkas pratęs tai, ką pradėjau daryti aš savo labai menkoje srityje ir tikrai nebūdamas pretenzingas kažką labai stipriai pakeisti. Ir tai leis stiprinti mūsų valstybingumo tėkmę, istoriją ir galimybės įveikti tas problemas. Tai jeigu yra įmanoma prie to prisidėti, norėčiau tą padaryti, nes tikiu, kad knygos tą tikrai daro. O dabar grįžtant prie Europos, tai 19 metais išleidot knygą klausimų, tai kas ta Europa, ar ne? Ar per tą laiką pradėjot matyti kažkokį ryškesnį Europos vaizdą, ar ta idėja kažkiek transformavosi, ar iš esmės išliko panaši tokia fragmentuota? Manau, ir knygos pradžia, aptariant Europos idėją, yra nukreipta į tai, jog Europos apibrėžimas yra savaime netikslus arba kvestionuotinas, tiek geografinis, ar Europa, pavyzdžiui, galėtų būti dalis Šiaurės Afrikos, kai kas sako, kad taip, ar Europa gali būti Rusija, čia dabar labai sudėtingas klausimas atsakyti, ar Europa yra Turkija, ir daugybė kitų dilemų, kurios gal šiandien skamba geografinė prasme pirmiausiai, bet jos turi ir sociokultūrinį, politinį, religinį ir visokį kitokį kampą. Tai dėl to, manau, Europos savoka yra tikrai stipriai išplaukusi, ji visada buvo tokia ir vargu ar kada nors mes galėsime visi sutarti vieningai, kad Europa yra taip, o ne kitaip. Bet deja, tragedija mums turbūt tą palengvina šiek tiek procesą, nes labai dažnai identitetas formuojasi ne per pozityvėje prizmę, o per negatyvą, tai yra tu esi tas, kas nesi. Tai šiuo atveju Rusijos brutali agresija prieš Ukrainą, ko gero, labai aiškiai parodė, kas nėra Europa, kaip Europoje nėra priimtina elgtis. Tuo pačiu padėjo apsispręsti Ukrainai arba labiau suprasti save iš vidaus šitai susiskaldžiusiai šaliai daugybę metų, jinai kaip niekad vieninga ir suprantanti savo vietą Europoje, bet tuo pačiu turbūt ir išryškino, kad tai, kaip mes gyvename Europoje, kokiamis vertybėmis vadovaujamės, tikrai nėra savaime suprantama ir visai greta mūsų gali dominuoti visai kitas supratimas. Tai jeigu šitas negatyvus identitetas šiek tiek sustiprins mūsų vienybę, šiek tiek labiau sutelks mus priimti produktyvius ir konstruktyvius sprendimus, galbūt tai yra dalykas, kurį šito juodo paveikslo galime matyti kaip tam tikrą pozityvą. Tai žodžiu, blogi laikai kuria stiprias sąjungas, galbūt tam tikrą prasme galima pasakyti. Kadangi Lietuva irgi jau 20 metų yra Europos Sąjungos narė, čia nuolat keliamas klausimas, tai kurioje mes Europos dalyje esam, ar mes vakarai, ar mes rytai, jūsų rytų studijų centras, pavadintas rytų studijų centras būtent, ar šiaurės šalis mums yra artimesnės. Kaip vertybiškai dabar matot Lietuvą, kurioje mes pozicijoje atsiduriam? Aš sakyčiau, mums labai gerai tinka terminas vakarai. Jis nėra geografinis, aš vakarais vadinčiau ir Japoniją. Tai tikrai nėra geografinė prasme vakarų valstybė, bet institucinė, politinė, vertybinė prasme tai yra vakarų šalis kartu su Europos valstybėmis didžiąja to dalimi, Jungtinėmis valstybėmis, Kanada, dar 14 kitų valstybių. Tai yra tam tikras vertybių ir principų terminas. Ir mums to pakanka, ar mes tą papildome kažkokiu geografiniu elementu, šiaurė, pietus ir tai vakarai, galbūt tai gali būti mums svarbu, žinome kokią konotaciją ar sampratą turi savyje rytai, dažniausiai tai suprantama kaip skurdžiau, blogiau, kažkas neįvykę, kažkas nepavykę, galbūt mes to bandome atsikratyti, bet tiesiog traktuokime save kaip vakarus. Ir dėl to mano knygoje yra rašoma apie tai, kad mes iš esmės sugrįžome iš ten, iš kur niekada nebuvome išėję. Lietuva juk niekada nebuvo nebe vakarai.
Mes visada buvome vakarų dalis, mes visada buvome Europos dalis, bet kurį laiką virš mūsų nusileido tai, kad Čerčilis pavadino geležinę uždangą kartu su Orvelu ir dėja mes to negalėjome pakeisti, bet sugrįžome, kabutėse, nes pasikeitė aplinkybės ir mes parodėme savo valią. Tai tą valią mes parodėme, prisijungėme prie mūsų svarbių ir mūsų vieniančių valstybių, dabar ten reikia likti ir būti aktyviais nariais, kurie ne tik tai vartotų saugumą ir gerovę, bet ir prisidėtų ją kuriant, o galbūt net ir padedant šalims, kurios yra greta mūsų. Dėl to mes ir esame Rytų Europos studijų centras. Mes ne todėl, kad mes patys esame Rytų Europos centras, bet tyrinėja mes tyrinėjam regioną ir žvelgiam ypatingai tai, kas yra šalia mūsų. Ta pati Baltarusija, ta pati Ukraina, Sakartvelas, Armėnija, daugybė kitų valstybių, kurios galbūt kada nors bus dar arčiau mūsų negu yra dabar. Iš tikrųjų dabar yra aktualu žiūrėti į rytus ir suprasti, kas ten vyksta, kad nekartotume kažkokių klaidų. O šiaip esat visą laiką šalia politikos, stebit, kas vyksta, čia tikrai ne vieną kartą užduotas jums klausimas ir ne aš viena klausiu, kada eisit į aktyvią politiką, ar pamatysim jūs prezidento poste? Lyg čia būtų toks pasirinkimas, žinot. Tai dabar jau turit pasakyti, dadat viskas. Ne, tiesiog, ar užaugo tas noras būti aktyviu politikos keitėjus, dabar formuojat nuomonę, ar ne, apie politinį pasaulį, bet ar būti toje kėdėje, ar matot save? Aš mėgaujuosi tuo, kad, kaip jūs ir sakote, esu šalia politikos. Kokį privalumą tai sukuria, tu tuomet gali būti greta daugybė skirtingų politikų ir esant neutraliu, gebėti su visais jais bendrauti, gebėti iš jų visų gauti tam tikras žinias, informaciją, pasaulio suvokimą ir bandyti tai apibendrinti savo tyrinėjimuose, veiklose, knygose ir panašiai. Kai tu pasirenki pats politiko kelią, tu įsiveli natūraliai, nes tai yra vienas iš politikos dėsnių, į tam tikrą priešpriešą su kažkuo. Su oponentu tu turi stovėti priešais kažką ir sakyti, kad esi geresnis, ar teisingesnis, ar efektyvesnis negu tavo oponentas. Na, ir dėja, bet šiais laikais reikia pripažinti, aš manau, kad tos konkurencijos elementų mažėja, daugie konfrontacijos elementų, kurie, turiu pripažinti, manęs nelabai vilioja, nes nemanau, kad tokia labai arši konfrontacija, labai stipri polarizacija, gebėjimas suvokti kitą ne kaip konkurentą, bet kaip priešą, kurį reikia nugalėti ir galima galbūt net sunaikinti, veda tikrai prie neefektyvios arba nemaksimaliai efektyvios demokratijos. Tai kol kas aš sunkiai įsivaizduočiau save nerinti į tokį visiškai kitą lauką, aš esu šalia jo, bet vis tik tai skirtumai yra esminiai, fundamentalūs. Bet žinoma, kaip jūs ir sakėt, galbūt dabar neskaitau grožinės literatūros, galbūt po metų, pusės metų ar kažkiek mane tai labai sudomins. Tai negali sakyti, kad tai yra visiškai neįmanoma, bet šiuo metu atrodo, kad yra kitų pasirinkimų. Nu, kai stebite tą iš šono, matot, kur galbūt nenorėtumėt atsidurti kokioje nepatogioje pozicijoje, tai iš tikrųjų suprantu šitą situaciją. O grįžtant dar prie skaitimo, tai kokius šiaip skaitytojų savo laikot? Greituoju, tuo, kuris mėgsta analizuoti tekstus, arba, nežinau, knygų maniakų, kuris perka daug knygų. Kokį skaitytojo tipažą jūs savyje atpažįstat? Manau, kad pasibraukiančio tekstą skaitytojo tipažą. Girdėjau, kad žmona nelabai mėgsta, kad knygas nelabai mėgsta, dėl to dažniau dabar tenka skaityti elektroninę knygą. Ji, aišku, turi privalumų, nes pasibraukus dar ir tą tekstą pasibrauktą gali vėliau išsiimti ir kažkur pasidėti ir panaudoti elektroninėje erdvėje ir nereikia versti knygos ir ieškoti konkrečių citatų, tai yra tų privalumų technologinių, nors tas minusas nejaučiant popieriaus rankose, senos kartos klasikinis skaitytojo bruožas, jis išlieka, tai sakyčiau, nesu taip visiškai perėjęs į elektroninės knygos pusę, nors tikrai suprantu jos naudą. Tai tas braukimas yra svarbus elementas. Ir kitas svarbus elementas, aš manau, kad išsiugdžiau gana greito skaitimo įprotį. Tai galbūt kartais gali kelti klausimų dėl gylio, ar tu tada gali įnerti į knygą ir galbūt todėl aš mažiau skaitau grožinės literatūros, į kurią aš manau reikia įnerti ir neskubėti joje pasiekti pabaigą. Reikia ieškoti to kelio, kuris suteiktų kiek įmanoma didesnį malonumą. Tai kai išsiugdai įprotį greitai skaityti, efektyviai tą daryti, atrodo, kad tos publicistinės, akademinės knygos jos yra tiesiog
tinkamesnis. Tai įėjau tokį takelį, bet tikrai vėlgi galbūt netgi norėčiau, turiu pripažinti tai, kada nors jį šiek tiek pakeisti, nes būti visiškai vienpusišku, manau, kad nėra gerai. Toks mokymasis išbandyti naujus vaidmenis. Bet turbūt tas pasibraukimas jūsų natūralu kaip tyrėjo yra toks įrankis, žinot, nes kitaip knygos nebegali skaityti, kai tas yra tavo darbas. Aš tą pati jaučiu, kažkada skaičiau knygas, kaip tiesiog mėgaujusi skaitimo, o dabar tai yra mano darbas ir tada toks mano darbas yra skaitimas. Ir iš vienos pusės, neblogai, bet iš kitos pusės nebejauti tokio atsipalaidavimo galbūt, nes tiesiog pradedi ieškoti kažkokių ryšių, čia turbūt ir tyrėjas toks, nežinau, irgi bruožas. Pažįstamas jausmas, neįmanoma jo atsikratyti. Tai ačiū labai, Linai, už jūsų nuostabų pokalbį. Tikiuosi, kad sugrįšit ir galbūt su pristatymu savo istorinio romano kažkada, o gal ir į prezidento rinkimus keliausit. Tai žinokit, kad turėsit jau balsuotojų tikrai mūsų tarpe. Tai ačiū Jums, kad dalyvavote. O Jūs stebėjote Metai su knyga tinklalaidę, kurią finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir organizuoja apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Aš Donata Baculo, Ąžuolyno bibliotekos literatūrologė, o su mumis buvo Linas Kojala, politologas ir galbūt būsimas prezidentas. Ačiū labai.